Ar žinojote, kad senovėje pinigų nebūdavo? Žmonės tiesiog keisdavosi daiktais. Bet ar įmanoma vištą iškeisti į dantų pastą? Pinigai tai dalykai, kuriais atsiskaitome, kai norim ką nors nusipirkti arba už kažką sumokėti. Senovėje pinigų dar nebuvo. Žmonės mainėsi. Viena šeima duodavo pieno, o kita bulvių. O jeigu niekam tavo vištos nereikėjo, tada likdavai be nieko. Niekam nereikia vištos, tai gal reiks kiaušinio, o gal viščiuko? Vėliau žmonės pradėjo naudoti įvairius daiktus vietoj pinigų, grūdus, druską, gintarą. Įsivaizduokit, jeigu dabar parduotuvėje kasininkei reikėtų paduoti saują gintaro. Po to atsirado metaliniai pinigai, dar vėliau popieriniai. Jie patogesni, lengvai telpa į kišenę. Na, jei ten nėra skylės. Dabar turim ir banko korteles. Pinigai gyvena banke, bet mes galim jais naudotis. Taip pat elektroninius pinigus, kai perkam internetu arba atsiskaitom telefonu. Svarbu žinoti, kiekvienas pinigas turi savo vertę. Už 1 eurą gali nusipirkti ledų, bet tikrai ne dviratį. Pinigus reikia taupyti, kad jų užtektų ne tik saldainiams, bet rimtesniems dalykams. Ir žinokit, pinigai ant medžių neauga, nors būtų labai smagu, ar ne? O kur gyvena pinigai? Piniginėje, banke, o kartais taupyklėje pas kiaulę. Tikiuosi tau patiko. Iki kitų smagių filmukų.